Ankstyvomis ryto valandomis valtis, kurioje buvo moterys ir vaikai iš sudužusio karališkojo laivyno karių laivo HMS Birkenhead, buvo irkluojama į saugią vietą. Iš tolo jie su siaubu stebi, kaip karininkai ir kariai stovi denyje, tylūs, išsirikiavę, kai nelaimės ištiktas laivas greitai grimzta po jais. HMS Birkenhead yra vienas iš pirmųjų geležinių korpusų pastatytų laivų karališkajam laivynui. Iš pradžių jis buvo suprojektuotas kaip garinė fregata, tačiau statybos metu buvo perdarytas į karių transporto laivą. Fregata yra vikrus karo laivas, dažniausiai naudojamas kaip palydos laivas didesniems konvojams. Admiralitetas nėra tikras dėl palyginti naujos garo jėgos laivuose ir nenori rizikuoti savo laivynų su neišbandyta technologija. Kaip karių transporto laivas, jis gali greitai perkelti karius ten, kur reikia, bet jam nereikės kovoti. Laive yra 12 vandeniui nepralaidžių skyrių, kurie atskiria priekinės dalis, laivo mechanizmus viduryje ir galinius skyrius. HMS Birkenhead suprojektavo Johnas Leadas ir pastatė Johno Leado laivų statykloje Birkenheade, Lankašyre. Iš pradžių ji buvo pavadinta HMS Vulcan ir nuleista į vandenį Westminsterio markizės 1845 m. gruodžio 30 d. Metų pabaigoje ji pervadinama į HMS Birkenhead, pagerbiant miestą, kuriame buvo pastatyta. HMS Birkenhead yra 64 metrų ilgio, 11 metrų pločio ir 5 metrų grimzlės po vandens linija. Laivo varo dvi Forester Co. 564 arklio galių garo mašinos, kurios suka porą irklinių ratų, kurių skersmuo yra 6 metrai, o didžiausias greitis 10 mazgų. Laivas turi visą būrių komplektą, o garo mašinos suteikia papildomo manevringumo ir greičio. Laivą aptarnauja 125 karininkų ir jūreivių įgula. HMS Birkenhead išplaukė į savo pirmąją kelionę iš Birkenheado į karališkojo laivyno bazę Plymouth'e, Devone, 1846 metais. Jis tarnauja 5 metus, kol išvedamas iš tarnybos Plymouth'e, kur prieš grįždamas į tarnybą yra atnaujinamas. 1852 m. sausį, vadovaujant kapitonui Robertui Salmondui, HMS Birkenhead išplaukė iš Portsmuto į Elgoa įlanką, Pietų Afrikos rytinėje pakrantėje. Laive yra karių iš 10 skirtingų Britų armijos pulkų. Kariai sustiprins Britų pajėgas, kovojančias 8-ajame Kosų kare prieš Pietų Afrikos rytų Kyšulio regiono vietinės Kosų gentis. Sausio 5 dieną Birkenhead sustoja Queenstoune, Airijoje, kad paimtų daugiau karių, taip pat kelių laive esančių karininkų žmonas ir šeimas. Po 6 savaičių jūroje, Birkenhead vasario 23 rytą prisišvartuoja Simonstoune, netikrojoje įlankoje. Karališkasis laivynas perėmė uostą Simonstoune 1790-aisiais, kad įrengtų jūrų bazę, kuri iki šiol egzistuoja ir priklauso Pietų Afrikos laivynui. Dauguma moterų ir vaikų išlipa kartu su keliais kariais, kurie kelionės metu susirgo. Jiems viešint Simonstoune į laivą įkelta 9 kavalerijos žirgai, keli šieno ryšuliai ir 35 tonos anglies, ruošiantis paskutiniai kelionės atkarpai į Algoa įlanką. Ši paskutinė atkarpa yra apie 450 jūrmilių ir ją įveikti prireiks 2 dienų. Vasario 25 dieną 18 val. Esant giedram dangui ir ramioms jūroms, Birkenhead išplaukė į Algoa įlanką. Laive buvo nuo 630 iki 643 vyrų, moterų ir vaikų. Tikslus skaičius nėra užfiksuotas. Kad pasiektų didžiausią įmanomą greitį, kapitonas Salmonas nusprendžia laikytis arti pakrantės, nustatydamas kursą, kuris išlaikys Birkenhead maždaug 3 mylių atstumu nuo kranto. Kelionėje į pietus nuo Plymoutho Birkenhead plaukė prieš Benguelo srovę. Plaukdama Pietų Afrikos rytinę pakrantę, ji susiduria su Mozambiko srove. Šios pastovios vandenyno srovės yra galingiausios giliuose vandenyse. Arčiau kranto srovė susiduria su žemės pasipriešinimu sekliose vietose, todėl jos sulėtėja. Todėl plaukti prieš srovę yra lengviau sekliose vietose, laikantis arčiau pakrantės. Likus kelioms minutėms iki 2 valandos ryto vasario 26 dieną, Birkenheadas plaukia 8,5 mazgo greičiu praplaukdamas Danger Pointą prie Hearts Bay pakrantės. Laiva priekio matuotojas pamatuoja gylį. Po Birkenheado laiva priekio yra 22 metrai vandens. Plaukiant naktį, krantas gali būti nematomas, todėl vienas iš navigacijos būdų yra sekti tam tikrą gylio liniją.
Laivo priekio matuotojas reguliariai matuoja gylį, nuleisdamas svareliu pritvirtintą virvę ir suskaičiuodamas mazgų skaičių tarp laivo ir jūros dugno. Jei gylis mažėja, jie pasuka laivą link jūros, o jei gylis didėja, jie grįžta link kranto. Prieš Birkenhedas laivo priekio matuotojų įspėjant atlikti kitą matavimą, laivas Birkenhedas atsitrenkė į nežemėlapyje pažymėtą uolą, esančią 3,7 metro gylyje po laivo priekinę dalimi. Audringų orų, kai bangos turi aukštas keteras ir gilias įdubas, uola aiškiai matoma tarp siaučiančių bangų. Tačiau esant tokioms ramioms sąlygoms, pilga banga lėtai rieda ir nėra nei aukšta, nei gili, todėl uolos pasislepia po vandens liniją. Kapitonas Salmondas išbėga į denį, įsako nuleisti inkarą, nuleisti šoninius valtis ir duoti vieną apsuką varikliams atbulinę eigą. Kai laivas traukiasi atgal, jūra plūsta pro didelę skylę atsiradusią atsitrenkus į uolą. Ilga siūbuojanti banga stumia Birkenhead į priekį ir jis vėl atsitrenkė, sulenkdamas priekinės dugno dalies plokštę ir praplėšdamas priekinius pertvarus. Priekinis skyrius ir variklio patalpa užliejami. Daugiau nei 100 kareivių miegojusių žemiau denyje nuskęsta savo gultuose. Išgyvenę karininkai, vyrai, moterys ir vaikai susirenka denyje. Kapitonas Salmondas įsako pulkininkui leitenantui Setonui, aukščiausio rango karininkui laive, pasiųsti vyrus aptarnauti trimo siurblius. 60 vyrų paskiriami prie siurblių, 60 prie gelbėjimosi valčių keltuvų, o likusieji susirenka ant rufinio denio laivo gale, bandydami nuleisti laivagalį ir taip pakelti laivą priekį. Moteris ir vaikai patalpinami į laivo katerį, kuris yra šalia. Kapitonas Salmondas įsako nuleisti dar 2 didelės valtis, kurių kiekviena gali talpinti po 150 žmonių. Pirmoji iš karto užliejama ir prarandama, o antrosios negalima nuleisti, nes blokai nebuvo prižiūrėti ir virvės per juos nepraslysta. Lieka tik kateris ir 3 mažos gelbėjimo valtys, į kurias galima priimti žmonės. Išgyvenę karininkai ir vyrai dabar susirenka ant laivagalio denio, kur pulkininkas leitenantas Setonas ragina savo karininkus ir vyrus išlaikyti drausmę ir tvarką. Visi tyli. Vieninteliai garsai ore – tai kapitonas Salmondas tyliai primenantis savo vyrams išlikti ramiems, arkliai spardosi denyje ir nedidelės bangos ritasi palei laivo šoną. Praėjus 10 minučių po to, kai Birkenhead pirmą kartą atsitrenkė į uolą, varikliams vis dar dirbant atbulinę eigą, Birkenhead trečią ir paskutinį kartą trenkėsi į uolą, praplėšdamas apatinę korpuso dalį. Laivas lūžta pusiau iškart už pagrindinio stiebo, kaminas sugriūva ir nukrenta už borto, priekinė laivo dalis greitai grimsta. Laivagalio dalis, dabar stipriai perpildyta žmonių, pradeda svyruoti ir skęsti. Kapitonas Salmondas šaukia: visi, kas moka plaukti, šokite už borto ir plaukite link valčių. Pulkininkas leitenantas Setonas supranta, kad toks įsakymas sukels veržimąsi prie katerio ir 3 mažų gelbėjimosi valčių, o tai gali jas apversti ir sukelti pavojų moterų ir vaikų gyvybėms. Jis įsako visiems kariams likti savo vietose. Tik 3 kariai pažeidžia rikiuotę ir plaukia link katerio. 9 kavalerijos žirgai paleidžiami ir varomi į jūrą. Vienas susilaužo koją ir greitai tampa didžiųjų baltųjų ryklių auka. Kiti 8 saugiai pasiekia krantą. Kanspai yra viena iš didžiųjų baltųjų ryklių karštųjų taškų pasaulyje. Šiame regione susiduria šaltosios Bengelos srovės ir šilta Mozambiko srovė, abi atnešančios maistinių medžiagų, kurios kyla maisto grandine aukštyn. Šie Afrikos didieji baltieji rykliai daugiausia minta gausia ruonių populiacija šioje vietovėje ir mielai papildytų savo racioną keliais britų kareiviais, jei tik pasitaikytų tokia proga. Kareiviai ir likę gyvi, jų karininkai stovi nejudėdami, kai Birkenhead grimsta po jais, praėjus vos 20 minučių po susidūrimo su uola. Kai kuriems kareiviams pavyksta nuplaukti 2 mylias iki kranto. Daugelis nuskęsta, miršta nuo šalčio arba yra sudraskyti įsiutusių didžiųjų baltųjų ryklių. Kitą dieną anksti ryte škunas Lioness aptinka katerį, paima į laivą moteris ir vaikus, taip pat išgyvenusius iš vienos mažos gelbėjimosi valties, ir tada plaukia link Birkenhead vietos. Atvykusi popiet, Lioness randa 40 išgyvenusiųjų, besilaikančių įsikibusių į Birkenhead stakelažą, ir paima juos į laivą. Bendras žmonių skaičius buvusių Birkenhead laive nelaimės metu visada buvo neaiškus. Londono laikraštyje The Times paskelbta, kad jų buvo apie 638.
Išgyvenusieji sudaro 113 karių visų laipsnių, 6 karališkojo laivyno jūrų pėstininkai, 54 jūreiviai visų laipsnių, 7 moterys, 13 vaikų ir 1 civilis. Iš viso 194 žmonės – vyrai, moterys ir vaikai. 444 vyrai žuvo. Tradiciniai to meto mediniai karo laivai arba laivai suprojektuoti vandeniui atsparių pertvarų būtų subirėję greičiau ir aukų skaičius tikriausiai būtų buvęs didesnis. Tvirtesnis metalas suteikia tam tikrą apsaugą nuo uolos, o vandeniui atsparios pertvaros sulėtino užliejimą, todėl įgula spėjo evakuoti dalį išgyvenusiųjų. Keletas jūreivių yra teisiami karo teisme laive HMS Victory Portsmouth 1852 m. gegužės 8 d. Teismo byla sukėlė didžiulį Britų visuomenės susidomėjimą. Kadangi ne vienas iš Birkenhedo vyresniųjų karininkų neišgyveno avarijos, niekas nepripažįstamas atsakingu. Danger Point 1895 metais buvo pastatytas 18 metrų aukščio švyturys, kurio šviesa matoma net už 25 jūrmylių jūroje. 1936 metais Pietų Afrikos jūrų lyga prie švyturio pagrindo pritvirtino atminimo lentą Birkenhedo garbei. Laive buvusių karininkų ir karių drausmė bei drąsa. Kartu su sprendimu pirmiausia į valtį sodinti moteris ir vaikus. Birkenhede buvusių karininkų ir karių drausmė bei drąsa lėmė tai, kas dabar žinoma kaip Birkenhedo tvarka. Arba kaip dažniau sakoma, moterys ir vaikai pirmiausia. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norėtumėte žiūrėti daugiau šio kanalo vaizdo įrašų be jokių reklamų, apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų Patreon. Nuorodą rasite aprašyme. Galite prisijungti nemokamai arba pasirinkti narystę su privalumais. Nuo vaizdo įrašų be reklamų iki ankstyvos prieigos ir tiesioginių klausimų atsakymų skambučių. Laukiu susitikimo su jumis ten.